Sveiki žvejai, sveikinuosi su jumis iš Dangės uostelio ir šiandieną atvykome pas mūsų gerbiamą kapitoną Algirdą. Mazgeika Fishing, susipažinkit, visi pažįsta, pamojuokit, tai visai. Sveikas, Į darbus, į Niukę, Aurimas va. Tai va, šiandieną plauksim su šiom dviem, su valtele, su ribuku ir su laiveliu į jūrą. Bandysime strymelę ir plekšnę pagauti. Tai va, oras gražus, kaip sako, pasisekė, o po pietų turi visiškai rimti jūrą, tai turėtų būti smagu. Varysim su dviem laiveliais todėl, kad greičiau surasti žuvį, dėl įdomumo. Visiems pasakysiu, kas norite atvykti, pažvejoti į jūrą, į Klaipėdoje, tai galite kreiptis pas Algirdą ir ar vienas norėsit su mažesniu laiveliu, jeigu ten kompanija su didesniu, jau nuspręsit, plukdyną, visokių žuvų gaudyti. Nemokamas stovėjimo aikštelė, naujas. Taip. Šviežias uostelis. Va, pasižiūrėkit, koks gražus dabar uostelis. Nemokamas stovėjimo aikštelė. Sako Algirdas, viskas padaryta, labai gražiai sutvarkyta. Nu, tikrai fainiai. Kaip matot, va ir inkarai, GPS, valtytės paruoštos plaukimui, tvarkingos, geros, greitos. Tai bus ir įspūdžių, ir visko. Galingi varikliai, ten galingesnis, čia šiek tiek mažiau galingas, bet tos ribukas, tik tas laivelis plaukia 50-55, manau, greitis, tai ant vandens pasaka. Kas dar faina, kad žvyba jūroje, kas nepatyrė, tikrai yra kitokia negu, kaip sakoma, ežeruose. Vis tiek išplauki, pamatysit laivus praplaukiančius, pasižiūrėsit, kokia čia gamta, išeisit į jūrą. Nu, tikrai įspūdžių, žinokit, jūroje visada yra daug. Ruošimės tada meškerės ir bandysim judėti. Dar kas faina, išeidami vis tiek į jūrą, žinosit, kaip išeiti, kaip prisiduoti, kaip sakoma, jūrų policijai, kaip sakoma, pakrančių visai tarnybai. Vis tiek ten reikia pasakyti, kada išplaukė, kada maždaug grįžia. Nenustebkite, jeigu plaukdami gali būti atveju, kad praplauks patikrins, tai reikia turėti su savim būtinai dokumentą, kad jūrą plaukiant. Tu, Aurimai, turi dokumentą kažkokį? Šaunuolis. Ba paskui būsi nelegalas ir tave deportuos, supranti. Deportuos į krantą. Chebrytė dar ruošiasi. Mano variklis biški netoks galingas. Pasiūsti 100 spam arklių. Mano tik tai pam. Viskas gerai. Tam, kad išplaukti jūrą, reikia laivavedžio pažymėjimo, kaip bebūtų, jeigu laivelis yra virš 25 arklio galių. Tai va, tai jau šitam reikalingas. Tai man pasisekė, kad aš jį turiu, išsilaikęs jau keletą metų. Nu ir po biškutį eisim. Pasakysiu, kad plaukti iš uostelį išplaukinėti reikia laisvai eiga, nekelti bangų. O jau kai išeisim į laivų taką, ten bus galima biškį pagazuoti. Bus irgi ten taisyklių keletą. Galima bus šiek tiek papasakoti, jeigu kažkam tikrai įdomu. Jeigu, aišku, nepamiršiu, nežiauriai noriu žuvauti, bandysim pradžiai susirasti strymelytę, pagauti ją, o kai ją pagausim, jau paskui bandysim su ją gaudyti plekšnę. Va, šuostelė, koks vaizdelis. Holatukas, faina ranga, 12 gaždės. Matom 4 metrus gylio ir matom žuvies yra čia, ir ant dugno biškį ir čia. Čia realiai Danijai gali dar ir ešerį užtaikyti ir pagauti. Čia yra kas žvejoja, o hebra irgi išeina. Po truputį išeidinėsim lėtą eigą ir plauksim. Pasigrožėkim dabar gražiais vaizdais. Kažkas mane nori aplenkti, va. Pavyzdžiui, duosim gažiuko. Na, va, tai jau ir išeidinėjom po truputį. O, gražus laivelis, Viktorija, M2184. Va, žvejojo, pamajuokim. O, kaip fainai.
Nu, va, gražu. Gražu labai. Krantinė. Matom, va, 2 metrai gylio pas mus. Liuksas. Vien išplaukinėjant iš Danės, va, galima prisižiūrėti visokių gražių laivelių. Čia gražu. Iš tikrųjų, žiauriai faina vien tiesiog plaukti, va. Ta lėta eiga, tas išėjimas atrodo bliamo, kodėl čia, bet realiai iš tikrųjų labai gerai. Negili bangų, niekam netrukdai. Ir kitas dalykas, daug pamatai, nes yra kada pasižvalgyti. Pagrindinis kelias, farvaterius. Tikrina mano žinias, aš atsimenu. Yra vat tiltas ir yra ženklas pagrindinis kelias, tai reiškia, kad mes turime eiti per vidurį, ne kairiau, ne dešiniau, o taip tiesiai. Kadangi dabar abudu tilpsim, tai galim gražiai ir eiti. Tiek ir jie telpa, tiek ir aš telpu ir puikiai mes praeisim. Čia reiškia yra giliausia vieta ir mes čia puikiai savo praplauksim. Nu, po tiltų kaip pralindom. Geras. Dar vienas bus tiltas. Toks jisai nedickas. Dar ir po juo lysim. Pasiekiosim chebra. O, su muzika chebrytė varo. Kad linksmiau būtų. Koks kaminas, tai turbūt kažką kūrena ir šildo. Čia žmonės va dirba. Nekelsim jiem bangų, labai stipriai eisim. Daugiau šonų. Va, koks telčiukas. Tai dienai. Vaikų na pilnai valtį dabar bando lipti. Nu, vau. Bus irklavimas. Net kiek daug žmonių irklos valtį. Tuoj plauksim į miestą. Ten pasigrožėsim miesto vaizdais. Bus smagu. Žvejai po dešiniai, tai biškį juos aplenksim, kad netrukdyti žvejotėm. Suplūdrėm žmonės. O vėlgi yra va, ženklai visur ant tiltų, kad pagrindinis kelias. Reikia laikytis. Tuoj priplauksim, įsivaizduokit, ten toli yra Meridiano laivas. Restoranas, man atrodo, aš neįsivaizduoju. Nu, bet pafilmuosim. Praplauksim šalia iš vandens, bus žiauriai gražiai, ką? Bus faina. Tikrai verta atvarykit, žinokit, emocijų turėsit, sakau, vien išplaukiant iš Danės. Kas nebandė tokios žuklės, tai yra labai faina pramoga. Čia gražu labai. Pasidairykit. O. Senoviniai tokie vat pastatėliai visokie atrestauruoti, bet atrodo kaip senoviniai skulptūrų visokių. Galima, kaip aš sakau, pas Algirdą užsisakyti ne vien žvejybą, o tiesiog prasiplaukimą. Patogus laiveliai, tikrai vietos yra, patiks daugam. Su savo mylimąja, kaip sakau, gali savo drąsiai prasiplaukti, pasiprašė Algirdo. Faina bus. Tuoj va per Meridianą, žiūrėkit, praplauksim. Kokio dydžio laiveliokas. Net primažinsim greitį. Wow, ane? Kosmosas, chebra. Kai vaikštai, tai atrodo, jisai toks, a kai su valtim, tai tu toks mažas čia jautiesi. Pažiūrėkit. Eina savo. Toks gerulis. Kai vaizdelis. Važiuokit, kokio jis aukščio. Eina, čia gerulis žiauriai. Fainiai, žiauriai.
Wow, ne? Tai čia tai jisai stovi, o kai jūroje būna ir pro tave eina krovininis koks, tai tu toks mažiukas jautiesi. Nu, žiūrim toliau. Va. Einam per metalinį tiltą. Pažiūrėk. Geras. Nerva čia atsiskleidžia jau visas miesto grožis, sakyčiau. Čia jau daug laivelių prišvartuotų. Pamatysim laivą, kuris, man atrodo, vienam filme kažkokiam tais buvo dalyvavo filmavime, man, jeigu aš neklystu, toks pusiau kaip, nežinau, karinis, nekarinis, jeigu aš klystu, pataisykite mane. Na, pažiūrėkite, kokios jachtytės. Kai aš sakau, čia lašišom nebloga šita. Šita irgi nebloga, va. Čia va pora neblogų. O žmonės restoranuose savo. Valgo savo, pramogauja. A kaip jums tokia padvotkytė? Norėčiau su ją pavarinėti. Geras. Plūdė. Nu labai gražu, va. Kavinė krantinė. Nu, fainai čia. Čia jautiesi taip įdomiai iš tikrųjų. Wow. Žiūrėkit, vat restoranas vandenį. Memelio katpėdėlė. Gali valgyti tarsi ant vandens. Nu ir priplaukiam tą laivą, kur aš sakau MPM2. Žiūrėkit, jis toks ale pusiau karinis, čia kažkokiam filme liktai jisai filmavosi. Jeigu ne šitas, tai kitas. Ten dar klystu. O, žiūrėkit, kokių mašinyčių galima įsinuomoti, va, paplaukėti. Geras. Einam. Kažkada pasakiau, plaukiam. Tai gavau pizdako čia iš vietinių, sakė, kokiu plaukiam. Reikia sakyti, einam į jūrą, o neplaukiam. Tada gavau velnių, tai žvengiu. Sakau, gerai, pasitaisysi. Pasipypinama Algis. Pažįstam lagūną, va. Iškiloms skirtas laivelis, galit va su juo išplaukinėti. Čia va statybos vyksta, Kėbra sėdi kažką ten žiūrinėja. Tai smagiai va. Matot. Old Mill Comfort. Turbūt viešbutį. Old Mill Hotel irgi, nu, va, žvejų. Irgi yra koks laiveliokas. Kokia senumo, ką? Eikti savo. Jis turbūt nebeplaukia. Šitas irgi. O, antytė. Ei. Po laivu. Protėjus. Šeidinėsim. Iš uostelio. Va čia geras šitas. Ale pusiau piratų laivas. Nu ką, visas geras 6 minutės išplaukinėjom. Prabuot su manim. Visas geras 6 minutės. Dabar išeisim kamerą, kabinsiuosi ant kaklo, bet truputį reiks prisiduoti tarnybai ir pasakyti, kur kas aš šitoks esu, kur varau ir plaukti. Čia jau matot, biškį rimtesnė technika atsiranda. Dideli laiveliokai. 2184. Jūra, šitarinis, planuojam grįžti 17 valandą. Baltija. Po pačio žymėkis tai ir kitą valtelę mano. O, mane kapitonas pristatė, nereiks man, okei, klausė. Tikrai taip, pirmą kartą jo žmogui parodysiu viską, kas ir kaip elgtis. Mokins. Gerai, Va, viskas leidimai gauti. Dabar startuosim. Girdėjau aš. Raciją turiu.
Nu viskas, duosim gaziuką dabar. Praeitame video buvo paskelbtas konkursėlis, kur buvo galima laimėti 2 guminukus, kibių svestiniuko ir kepuraitę su guminuku. Ir matom 2 žmonės jau ištraukti, tai yra Aurelijus Valantinas, jam atitenka šie 2 Vestino guminukai. Ir antras žmogus tai yra Vytras Kolka Vestin. Linkėjimų Marijus Dukėjus. Nu, va, ačiū. Šiem 2 žmonėm prašom su manim susisiekti matomais kontaktais viršuje ir sutarsim, kaip jums įteikti šias dovanėles. Taigi, keliamės į video atgal ir dar kartą sveikinam nugalėtojus laimėjus šios smagius prizus. Nu va, kaip fainiai išeina. Turim 42 greitį, ten 5, smagiai einam. Va, laivų pristatytų irgi yra parodiniai. Ten matom toliau delfinariumas. Praplaukiam pasienį. Nu, žiūrim kaip gražu. Čia kartais būdavo žvejų matydavau, dabar nėra. Dingia kažkur. Bandysim paieškoti žuvies išėję už vartelių. Būna strimelės kartais. Jeigu ką, gal pasigausim strimelės, o paskui eisim į jūrą. Pažiūrėkit, kiek svarelių ant karmuškių, kur kabina, kur dugną tikrint. Matot, kiek daug? O čia tai reikalas. Na ir jau nebeužilgo, mums artėja jūra. Čia va galima ateiti, su dviračiais atvažiuoti, va pasibūti, pasižiūrėti, žiūrėkit, kaip gražu, pamojuot galim visiems. Na ir viskas, per vartus. Čiaučiam į atvirus vandenis. Bandysim čia pasiieškoti išėję į jūrą. Strimelytės. Toli labai matau laivų porą. Nu, fainiai plaukia ribukas. Bangos nėra, galima sakyti, štilius. Na, reiks pasidairyti, ar yra čia strimėlaičių. O, va, chebra gaudo. Pabandysim ir mes. Kažkur šalia prisiglausim. Labas Baltijos jūra. Smagiai, ne? Va, kaip fainiai. Nerealiai. Tikrai žinokit, smagus reikalas. Ai, gerai. Valgiai jokį svarą. Stimsim biškį paieškom. Strimelės paieškosim. Pasireguliuosime truputį ekraniuką. Taip, čia šiek tiek kažko buvo. Pasižiūrėsim šonuose. Gerai, pasididinsim. 16 metriuko. Aukščiau kažko yra. Nu, stebuklų kažkokių nerandu. Buvau radęs būrelį vieną. Ir ant dugno šiek tiek. Impulsas 3. Labą dieną, keltas Nyta. O, kažkokių pakilusių va yra. Galima va čia. Čia galima bandyti. Yra va žuveliokų. Gerai, prašom, žinom jūsų programą. Va. Visa paviršė. Nu gerai, gal reiks pabiškį ruoštis meškerės, jeigu kažko nerasim ir čia grįšim. Dar man žemėlapį įsijungti, kad būtų. Čia pasirinkimuose matau žemėlapio nepadaryta. Ai, va padaryta. Na, ko tu man neduodi? O, išsididinsim. Na va. Kažkur mes čia kažką ir radom.
Čia jau įdomiau. Čia man jau įdomiau. Dabar taip. Atsikabinam. Šitą daiktą leisim motorgaidą. Opa, į vandenuką. Žuvės radom nemažai. Gerai bandom inkaruoti. Išžvajosim. Kągi, reikia pasiruošti miške rytą. Žuvis tokios būreliais, čia žiūriu, buvo. Kągi, naudosim vestiniuką, pavertyzam nuo 7 gramų iki 30. Nu ir bandysim čia žvajoti. Va, kažko nenorėjo klausyti inkaras, bet jau susitvarkiau. Nes susinkaruojas mane nuneša. Tai nunešė nuo žuvies, bet tuoj bandysiu dabar prisirišti suktuką. Paprasta va tokį segtuką su suktuku. Rišam prie valo pagrindinio, valas pintas. Lydekinė meškerė, kaip sako, su kuo gaudžiau lydekas, su tuo dabar gaudyt bandysiu ir strymelę, ir bandysiu paskui lysti jūrą biškį giliau. Tam bandysiu gaudyti jau plekšnę. Tai vat. Strimelių būrelį čia radau, bet sakau, nunešė mane vėjas. Tuoj va, susirišau, pasiruošiu dabar naują ir plauksiu tuoj tą būrį, vėl susiras bandysiu. Ir bandysiu stot žvejot, tada parodysiu, kokią sistemą čia naudosiu. Labai viskas paprasta ir elementaru. Taigi, ko mums reikės? Kapitonas davė štai tokią sistemą. Sistemėlė strymeliai ir švino normalaus tokio. Viskas, įsipakuosim šitą sistemėlę. Dėsim ant pagrindinio valo. Ir bandysim žvejoti. O, kabliukai, va, žiūrėkit kokie. Blizga. Ką žuvis? Dar žuvis dar nedingo. Pirmą kartą matau tokią sistemėlę, neįsivaizduoju, nuo ko pradėti čia ją painiot. Bet matomai tuoj susitvarkysiu. Kažkaip tais po truputį susitvarkysim. Čia su viskuo mes. O. Kas smagiausia, kad strymeliai gaudyt nereikia. Suprantat? Nieko. Kabint ant kabliuko. Tai šiais kabliukais va varai viskas. Jeigu kemba, tai gerai. Tai va. Nu gerai pakuojuosi. Žiauriai tokia elementari sistemėlė. Keli kabliukai, išsipainiau kažkaip tais. O. Kabinam svarelį. Ir viskas. Va, jūsų sistemas tais kabliukais. Kitą galą kabinsim prie meškerės. Įbandysim pagaudyti strimeliokų. Jūrai čia paprasčiau viskas. Va. Viskas. Paspjaudami mesim. Žuvies kaip ir yra po truputį. Ir bandom atmesti. Strimelės randu, bet kiptinai nenori. Teks gal traukti krevetės, slaptus ginklus. Gal čia ne strimelė, gal čia šprotai. Kas ten žino. Pilnas ekranas, visko neaišku. Kibimo nulis.
Va tai tau. Nėra čia tai viskas paprasta, kaip mes galvojom, ne? Gerai, biškį mesim toliau. Iš toliau pabandysim. Nerandu strimelės, radau, tai ten pasirodo buvo šprotai. O dabar, būrį užrieškojau, reiks bandys. Pasieniečių laivelis, va ten tolumoje matos košė. Gerai jo eina laiveliukas. Buvo priplaukę. Pasižiūrėjo, apsisuko ir išvarė. Aš dar vis bandau ieškoti strimelės. Labai jinai laksto. Nerasi, tai varysiu, pabandysiu ant krevetės pagauti plekšnę. Jeigu nepavyks plekšnės, tai plauksiu į krantą. Nu, biškį atsirado vėjukas, buvo štilius. Dabar toks. O, jau panašėja į jūrą. Va jūs tik pažiūrėkit, jau jie prisigaudė, matai. Stos yra šalia. Va! Nėr, ką duot. Bet žiūri, va jūs linksminate, šaunuoliai. Nu pakelkit dar vienu. Bet kybo? Gerai. Stosiu va čia ir aš, jo. Gerai. O, kaip matot, reikia lygautis plekšniokus, kelis pagaut, fainiai. Stosiu, bandysim mesti. Taigi, paplekšniaut pabandysim. Jie pagavo. Šaunuoliai. Sistema paprasta. Čia buraška, kabliukas. Čia burbuliukų pora, kabliukas. Ant pakelio krevetozas. Sulukštėns madu. O. Ir tai bus gerai. Taip. Šlaupsim gabaliuką. Štai tik mažutė labai gavosi. O bandom vienur mažesnį gabaliuką, kitur didesnį. O, užversim. O, taip. Nu ir kitur. Panašiai. Išsilukštenam paprastai. Nu ir veriam irgi ant kabliuko. Reikėjo gal anksčiau šiandien pradėti. Taip norėjau strimelės, norėjau ant strimelės pagauti plekšnę. Bet jau atvarė ant krevetės pagauti. Nu va, čia mandrumo jokio nereikia. Lukštus pašeriam, kas ištraukta iš jūros, sako, pagal taisyklės reikia ir atgal ir leisti. Žiūrėkit, tas laivas kaip atrodo. Jis virš to molo plaukia. Kosmosas kažkoks. O pačias plekšnę žūklę tai va, nuleidi palei valtį va šitaip. Galima sakyti va, ant dugniuko. Nuleidė. Ir stengiuosi aš vislaik pastatyti taip, kad šiek tiek banga judintų. O, dugnas ir šiek tiek biškį patemp. Kad jis va biškį nuo dugno taip. Trankytis į dugną ir taip, op.
Ir kaip keps plekšnę pamatysim. Bus tik klink, 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 klink. Toks lengvas bumsėjimas į dugnelį gaunasi. Nu ir laukiam švenčių, kol užkeps. Strimelių prigaudžiau visą kibirą šiandien, tai va dar porą plėkšnių pagausiu. Bus gerai. Galima plėkšniuoti daugiau, net meškerių kelias. Pum, pum, susidėjai. Šiaip turiu dar vieną meškerę, gal reikia įleisti. Tegu savo plėvesuoja, kaip pavyzdys. Galim net rankoje laikyti. Smagiau. O! Šiaip kibimas buvo, chebra. Eik, tu savo. Kybo. Ilgai nei laukti nereikėjo. Nu, tai tau geras. Prasmugiavo ir viskas. Žiūrėsim, gal dar atsilieps. Nu. Geras ženklas, sakyčiau. Bam, 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 tik tai. Reiškia, krevetės gerai. O, dar. In kaip pabiški, taip ima, bet būna paima, taip pradeda lenkti, tada kerti. Geras. 2 kibimus jau turėjau, tokius atsargius. Nu, tai davai. Eik, tu sa. Nu, pažiūrėsim. Ar nugrebė? Ne, ant viršutinių. Apkapoja tik tai. Nu, čia sai. Nu, pataisom. Ir patinis nutampytas. Žiūrėkit, toj plėkšnėj pagausim. Nu, kimba. Eik tu savo, blemba. O, ant apatinio nėra krevetės. Buračiau gerai tempė. Nu, bet geras ženklas. Gerai, lakštenam krevetę. Vėl kimba, bet aš nesuprantu, ar čia tokios mažutės nepaima. Jin paima, jau atrodo, jau tempė, jau kertai nėra. Kaip įdomiai. Nu, vėl. Vėl. Davai, įryk. Tokie tie atsargus kibimukai. Tuk. Gal labai jau nedickos. O, vėl patampė. Nu kaip. Tai kur malo plekšnė. Šitas plekšnės reikėjo iš pat pradžio varyt gaudyt. Būtų matomai buvę geriau. O, vėl kažkas prasmugiavo. Kaip įdomiai. Geriau nuvalgė krevetę. Žinokit, pakirtau. Žiūrėkit, turiu pirmą plekšnį. Va, be moksla, be nieko. Kaip gerų moka, chebrytė. 10 akių. Ledas. Nu, davai. Davai, leidžiam dar. Ir nedickas gabaliukas. O, tai ta. Skambinsi chebrai, kaip jiems sekas. Sakysiu, kad čia kimba. Tokių 10 pasigavus, tai čia būtų žiauriai smagiai. Nu, fainiai. Ir va, sakau, nieko nereikia. 2 kabliukai, dugną biškį bum.
Nedidukė tokia, bet vis tiek gerai. Vis tiek žuvis. Į dugniuką daužai prikvietė. O, vėl kybo. Truktelė. Kai kimba tai paliekė. Ir laukia. Geras. Nu, pagaunat? O vieną turim, bet mačiau ir tu vieną turėjai. Aš jau antrą traukiu. Gerai, prieisim prie tą. Jo, nes man 4 kibimai ir vien taip, ganėtinai greiti. Neditkos, bet fainus. Gerai. Fainai, jau aš laimingas, liuks. Jau labanam vaikučiam žiūrėti. Nu, jau labanam vaikučiam galim žiūrėti. Gerai gaudam, tikavo, jeigu tokių 10, sakau, labai fainai. Liuks. Gerai, prieisim prie tą. Davai. Nu, pažiūrėkit. Nerealiai. Ir agresyvios kokios. Tu leidžiam dar? Kogi ne? Dar nenuvalgė? Aš tai jau patenkintas. Nu, žinokit, chebra, varau. O! Fainiai, nu. Liuks, labai gerai. Tokios pačios skaniausios. Ir ką mes čia tas trimelės gaudėm, pasakykit. Kas faina šitų plekšnių žvejyboj iš valties, kad nieko įmantraus nereikia. Spiningėlis, va, mano Vestino, kur gaudau lydekas, Vestino vadu. Iki 30 gramų. Ir va, ko puikiausiai. Valas tas pats, ritelė irgi Vestiniukas. Ir savo, vat, lengvai dugniuką taip stukselni. Gali pats su ranka, gali padėti ant valties, kad pati valtis tuksentų. Ir tos plekšnės jau priplaukia ir griebė tą krevetę. Stremelė, sakoma, yra geresnis masalas, bet kad šitą krevetę žiūri visai smagiai. Gaila laiko, pusvalandukas liko, tai kiek pagausim tiek. Kaip lakstam, brač, pasienį čia duodasi su savo laiveliokais. Ir ta sistemytė pati paprasta. Storas valas, bilė koks pavadėliai, geras kablys, karoliukai keli, apačioj čia buraška. 30 gramų dėkit kokiu, arba 20 ir į dugną. Bum, 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 bum. Galvoju, jeigu būčiau tas 3 valandas ant krevetės gaudęs, tai, brač, kaip kalė, būčiau jau reikėjo nekirst, palaukt, kol įrys. Paskubėjau. O, dar kartoja. Eik tu savo. Aha. Tai reiškia, buvo nenuėdus visko. Kalė dar, gal dar kartos. O jau kaip priplaukė, įduoda. Kažkai, tai liko kas nors ant kabliuko, ar ne? Krevetku gaila neprisiruošęs, sakiau, tais reikda išpalakštent. Reikia įsitrank pažiūrėt. Man atrodo bus, o taip, nei vienos krevetos. Užplaukia, reikia dėti. Ova! Nebloga. Nu, žinokit, kebra, kažkoks kosmosas. Ole. Mažiukas gabaliukas krevetytės. Ir jisai vilioja. Puikiai vilioja plekšnytę. Leidžiam dar. O, vėl kibimas. O, va, dar. Nučiuk iš patrankos pradėsim. Nu faina. Viena po kitos. Atiduok krevetę. Nereikės man
O. Nedidski gabaliukai. Ir labai fainiai. Na, fainai. O, tant vakarinė, kaip gerai. Ir jinai kaip įdomiai ima, taip turi to agresyvumo, tokio tuk, 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 tuk. O, vėl. Oba. Ir vėl. Nu, žinokit, čia kočiukai biškį geresnė. Oi, ne, tokia piktesnė gal. Eikt. Nu, žinokit, kažkas tokia tas plekšnis. Čia kapotė. Visi dabar sakysit, kam aš šitas strimelės gauri. Atiduok man krevetę. Atiduok. Aha. Greitai leidžiam dar. 10 šitokių, tai taip skanu bus. Tik ką iš jūros plekšnyčių. Jau pagau. 6. Geras. Vienu momentą kaip dėčkit, nuleidžiu, bim. Čiotkai. Prierzinau turbūt. Bumsėjos turbūt ant to garso ateina gaunas. Ateik čia, bračiu. Ole. Bum, žiūrėk, ir kalą, va. O. Piški lėčiau. O. Nežinau. Normalesnė. Nu geras, čia jau visą keptuvę. Nu chebra jau. Gal galvą reikia uždėti krevetės. 9 gal? Gerai. Kabliukų neto atlenkė. Bet reikia dėti mažiuką gabaliuką. Didelį kaip dedu, nekemba. A mažiutį uždedu. Kemba. Leidžiam dar. Viena po kitos. Žiūrėk, Auri. Mažiuką, pusę šitlaužiu. O, tada. Nu, kosmosas. Ole. Visas, manau, paslaptis, tai čia šiandien mažiukas, labai gabaliukas. Didesnis, jeigu tik tai užsideda ir nenori. Vat mažiutas. Ir toks lengvas. Nežinau. O, lengvai. Kaip ešeriuką kerzinu. Į dugną taip. Tak. Tokį lengvą į dugnas toks senimą daryti. Ir veikia. Puikiai. Kala gražiai. Duodu ne bangą, pats pradėjau su ranką kaip daryti. Daug geriau gaunasi. Ir rankoje iškart jau tik kibėjimus. O, kiba. Ak tu velnis, nepakirtau. Ir tie kibėjimai tokie tukšt. Ir žiūrėk, jau tempia pabiškį. Ir jeigu iškyba, tai iškart dar nuleidai, dar būna
ant kito iš karto kimba. Gal ta pati griebė į kitą krevetę. O, eik to, kad tapė. Kaip įdomiai. Nu gal dar kips. Nu, faina tu. Plekšnikių pakapoti. Taip nesisekė ant streamerės, o čia kuo puikiausiai kimba. O, Aurimas, šaunuolis. Na kokia. Kai keptuvė. Nu, pasirodo irgi linksmas. Sako, kaip tau kimba. Pasakiau, kad mažas gabaliuką, reikia dėti mažiuką gabaliuką. Va, žiūrėkit, o viršui didelis į nieko. Apačioj mažiukas jau užsideda. Liuksas. Davai įsilakštensim greit porą krevitokių. Pasiruošim. Biški rankos purvinos, bet žinot. Ką? Gerai. Kapitonas sako. Ne, tu kur likt. Taigi neturim laiko. Kapitonas sako, visi dar 5 ir varam. Nu gerai. Nes tikrai smagiai čia viskas vyksta. Visada, kai kimba, nesinori varyti namo, bet laiko mes neturim, tik tiek turėjom tą laiko. Tai va. Kokie laivoj, pažiūrėkit, išeidinėja. Kosmosas, ne? Na, viršui patvarkom. Čia jau griebė, bet... Išdėsim šviežią. Da, per pusę va tą gabalėlį. Reiks atvaryti gal savo. Kurią dieną? Nu rytą. Tikrai nu rytą savo. Plekšnę pasigaudyti. Smagu. Kibiraitį prigaudytum, tai ką. O, jau kimba. O, kaip fainiai. Tik nuleidus iš karto. O ne, Aurimai? Va čia tai gerulė. Tiksa. Ko čia tai gerulė. Nu, eina savo, kai tas laivas. Kosmosas, tik nuleidau iškart, kai smeigia. Dar gal taip pakartuos. Nu, pagavom vieną, liko 4 ir galima bus varyti. Nes kapitonas sakė 5. Dycka tai neatsisackino. Kai jau kalė, tai kalė iškart. Muk tik tai. Oba. Liko 3. Oba. Didelių atvarė. Tik čia nepagavom. Nu, žinokit. O čia tai linksmybės jūros. Tokia skani žuvis bus. Ta patį, žiūrėkit, va. Užraitoju kažkaip. Kai skurytė. Čiut laikasi. Leidžiam. Labai fainiai bus. Matėt, ant tiesiog netrė, kai sakau. Kibimai 2. Viens po kito išėjo. Supykę jos čia. Aha. O, nepakirtau. Dar vieną kybą gert. Atrastas pravedimas, kaip sakoma. Labai faina. Dar 3 liko. Oba. Liko 2. Kai iš patrankos čia. Aha. Mažikės pačios skaniausios. Nu ir mažiuką gabaliuką krevetės. Taip pradėjau dalinti į 3 dalis ir net į 4. Va tokį va. Snargliuką. Kažkodėl nori nedidsko masaliuko. Nuleidžiam dar. Liko dar 2.
Ir reiks kelti inkarą ir šauti namo. Opa. Liko viena. Oho, kaip lenkia. Spiningą atsūlė. Nu, čia geras. Davai, tik man krevetytę. Ką? Kabina galės. Pradėjau dėti krevetės ir į 4 dalis padalini. Čiut gabaliuką. Pabandyk. Tokį mažiutį, va žiūrėkit. Patys matot. Užkabinu. O, mažą gabalėlį. Tik ką liko viena, reiks plaukti. Taip, greitis gaudė. Per 7 minutės 4. Geras. A, nėra mažikių. Tokios bišk didesnės gal. Nu kaip, nėra, čia ir stambės labai. Bet fain. Nu, fainiai, žiauriai. Patiko. Galvoju, kam aš tas trimelės čia gaudžiau pusę dienos. O. Vėl bandė kipti. Nu, liko paskutinė pagauda. O, vėl ėmė. Nepaėmė. Kartais tik tai čiuptelna. Jeigu varysit kebra, plekšnį pasimkit jautrų spiningą. Man tai labai patiko tas, kai vos pikšt. Aš iš pradžių nekirsdavau, tik įdėti mažą gabliuką, jeigu tik čiuptelmpė iškart kerti. Ir visai gerai. Pasikertam. Gal nuėdė? O, nenuėdė. Nuėdė, viskų nuėdė. Dar mažutį gabaliuką per pusiau. O, taip. Čia galiu visai per mažas, nu, bet bandau. Jeigu nori jūs mažo, tegu įmeta mažą. Gal kai mažas gabaliukas jos barnytė tokia paima. Ir labai gerai. Nereikia šito didelio. Dėdom aukščiau po visą krevetę. Nu, pažiūrėsim. Penkta. Mažiutis gab. Irgi? Oba, nu, visi. Varom? Ar dar gaudom? Dar 5? Nu gerai. Nu dar 5, tai dar 5. Vienas. Liko 4. O, nukanda viršutinį kablį. Nuo viršutinio kablio, ne viršutinį kablį. Liko 4 dar pagauti. O, dar atvaro kažkas. Irgi plekšnikių. Šiandien vakarą žiūriu, daug kas atvaro plekšnikių. Geras. Įsivaizduojat, kiek prisirenka. Bumsi, priplaukia prie tas valties. Ir nereikia 10 meškerių. Su vienu spiningėliu sau žaidė. 2. Aurimas pagavo. Gerai. Nu, fainiai. Labai fainiai. 4. Vo. Būtinai.
Algirdas nori mažutės, tos mažutės žiūrėjai skanės. Kapitonas, sakau, gerai. Vieną jam pagavau dabar, o kitą gyvenimo meiliai jau. Tai va, liko dar viena ir bus 10 per ilgą laiką. O, Aurimas lūpa. Maladėts. O, kur davė? Kažkas užsižiapsojo. Malačius. Tai tuoj va, dar jeigu keps ir jeigu ne, tai tvarkomės ir lekiam. Kažkas lyg tai bandė dar kipti. Eikti savo. Nu, tikiuosi nuėjai. Ne, dar vyra krevetukė viena. Nu, dar greit nuleidžiam. Naujų jau nebekabinsim, tai tikrai. Stukseniojam į dugną. Gal dar pakips. Ką dar plaukdami atgal pasidairysim. Gražių vietelių. Pažiūrėsim, kaip atrodo vakarinis miestas. Plaukdami prisiduosim pakrančių tarnybai. Paskui ant kranto jums pasakysim visus šaukinius, kaip reikia daryti. Normaliai. Nes Algirdas už mane susakė, tai taip ir neišgirdot. Jeigu norėsit paaiškins biškį, ko reikia, nes reikia raciją turėti. Paskutinė šiandien ir zdorovo! Dar yra krevetė. Užteks, reikia krapštytis ir varysim. Na ką, Vestinas šiandien atidirbo kaip reikalas. 7,28 gramų ir privarytas žuvies, kaip matot, visos dugnas. Liuks, viskas tvarkomės ir lėksim, kitaip nebus. Suviniojam sistemą ir krante dar plaukiant ant kranto vis tiek pamatysit gražių vaizdų. Tai žiūrėkit ir krante būtinai apie šaukinius papasakosim. Na ir parodysiu dar vis tiek gražių vaizdelių. Susidedame viskas, susitvarkomame. Tvarkingai. Plaukiam pasižiūrėti, kaip Viktorija laikosi. Aurimas ir Algirdas. Nu ir privarėt, ne? Žiauriai gerai. Bet ir agresyvės kokios. Labai fain. O, pilni kibirai plėkšnių, tik ką čia, apie ką kalbėti. Ir nereikia visiškai, va, nu, tikrai, nuostabiai. Liuks. Labai gražus jūsų laivelis. Ne toks patogus, kaip tam staniu. Nu, mano patogus vienam, taip. Viskas gerai. Bet čia ir dviese galima drąsiai. Susėdai va ant vieną šoną. Jo. Labai fainiai. Gerai, gerai. Bet mažų nėra, skanių. Dvi tau yra. Dvi pagavau tau į tavo gyvenimo, kaip sakau, meiliai. Žvybą baigiam. Abiem kateriais. Taip, ir LT 9093. Viskas sėkmingai. Vyko. Ačiū. Super. Nu, ačiū.
Va, girdėjot. Impuls 3, sakai, baigiam žvejybą, žinėjom į krantą. Pasakai valtelės numerį, kaip šitos LT 9093 ir viskas. Sako, ačiū. Sakom, viskas pavyko, ačiū. Ir viskas. Labai paprasta. Tai reikia turėti raciją. Tai va. Sio, dabar šausim. Namučio. Labai smagiai, žiauriai smagiai čia pasigaudėm. Sakau, turint laiko 3 valandas, kad ir tikrai bandykit, nerealiai. Išeiti per vartus su visais ten bairis 10 minučių. Jeigu va, dabar, kaip matėt, per 10 minučių 5 plėšnės pagauni, tai čia valandą laiko, tai čia nuostabiai. O, gaudyt reikia. Eisiu jas. Gražiai išplaukė, gražiai. Kapitonas. Nu, sakau, tai tikrai varykit, jeigu turit laiko ir jeigu galvojat, ar užteks. Tokių plėkšnių pasigaudyti, žiauriai faina. Ir paplaukioti faina, ir pasigrožėti vaizdais nerealiai faina. Liuksas. Liuksas. Va, savo, žiūrėkit, tik lieki. Va, kokie vaizdai gražūs. Biški gaziuko, reikia vytis kapitoną. Nulėkė, kai akis išduvęs. Labai smagu. Ir kas pasakys, kad ne kaifas? Nerealiai. Nerealiai. Labai smagu. Vejamės kapitoną. Legia kai nutrūkęs. Na, kažko. Gali jūs patikrinti, kartais gali paprašyti sustoti, pakrančių sienos apsauga. Kai pareinat visada, čia nusimetam greitį, nes nepamirštam, kad čia plaukti reikia laisvą eigą. Jokių draskimusi, švelniai, gražiai. Ar grįžtat ir plaukiam. Žmonių daug žvejoja. Vėlgi vyksta judesys. Fainai. Nu, gražu. Gražu tikrai. Klaipėdoj labai gražus miestas. Matom tvarkomos krantinės, tvarkomi uosteliai. Tikrai viskas į gerąją pusę. Būtinai aplankykit ir būtinai, sakau, pasiskambinkite Algirdui. Ar išsinuomokite kokį kitokį transportą vandens ir būtinai pasiplaukykit, nes čia yra neatsiejama, kaip sakoma, laivyba yra neatsiejama šio miesto dalis ir čia negalima to nepadaryti. Ir dar jeigu esate žvejys, meškerę dar pamėtyti, tai čia nuostabu. Tai yra nuostabu. Na.
Nenorit plaukti, va, nuo kranto savo, kuo puikiausiai galit žvejoti. Daug žmonių tai daro. Fainai. Iš priekio pareina valtelytė. Iškai prasidengti. Muzika visur groja. Fainai. Labai gražu. Nu, liuksas. O, kokie laiveliai. Čia vien sakau, per šitą upelę vadinamą Danę plaukti yra labai gražu. Matai naujų pastatų, senovinės architektūros ir naujos architektūros. Plius prisižiūri visokiausių laivų. Nu ką tu. O vėl eisim per tiltelį. Ne per tiltelį, o po tiltelį. Įsijungiame echolotą. Jis mums nebereikalingas. Wow. Geras. Nerealiai geras. Sūduvis pavadinimas laivelio. Pagavau plūdę. Kažkas pametė, aš sugebėjau pagauti. Geras. Na, vieną žodžiu, šiukšlę paėmiau nuo vandens paviršiaus. O per meridianą dabar vėl praplauksiu pro gražų laivelį. Su dronu skraida. Čia vyksta, žiūrėkit, šventė kažkokia. O, dainuoja ten vaikai. Liuksas. Matot, kiek žmonių prisirinkę. Visi žiūri. Šventėj dalyvauja. Da. Gražu. Nu ir kas pasakys, kad ne faina va taip pabūti. Vienas, kaip sakoma, tikrai iš geriausiai praleistų 3 valandų per dieną. Kas liečia žūklę, kas liečia įspūdžius, kas liečia pabuvimą gamtoj. Nerealu. Na, va jau netoli kranto esam. Sutinkam dar į priekį plaukiančių laivelių visokių. Tai tikrai fainas, smagu. Visokių žmonių varo. Čia matos irgi žvejys nulėkia. Iš priekio irkluotojai. Klausimas, ar jie mus mato. Bandysim eit labai į dešinę. Lydinti valtis yra jų. Treniruojasi va vyrukai. Būsimi čempionai. Iš paskos treneris ne su valtim jau varo.
treneris maladėt su savo suvaltytais treniruoja. Jau į savo atlaukę. Na va. Mes ir uostelyje. Sakau, labai fainiai praleidom laiką. Tikrai daug emocijų gerų. Tikrai smagu, prisižiūrėjau gražių vaizdų. Seniai tiek buvo geros emocijos. Taip jau gavosi, kad norėjau pagauti tą stribelę, bet matot patys, kokie rezultatai. Ir realiai praplaukiau kokią gerą valandą, 40 minučių. Na. Ir paskui galvojom, ai, buvo, nebuvo. Davai, kabinsim krevetytę ir bandysim plekšnytę. Ir pažiūrėkit, kokia puikiai gavosi žvejyba. Kosmosas kažkoks. Kai iš patrankos. Labai faina. Nu, kaip į garažą. Parsiplaukiam savo. Kokiegi greiti, kai vėjas neina pagauti. Sakau, kaip į garažą, žinai. Ramiai savo. Va ir viskas. Ir mes krante. Puikiai. Malonumai baigės, ne? Grįžom į realybę. Tuoj prisikabinsime valtelę, įsitrauksime daiktus. Tai va. Taigi, kaip matot krante, visi laimingi, visi patenkinti. Liuk žvejyba. Gavosi labai fainas tas išplaukimėlis. Figiena. Nedėla. Sko, jeigu norėsit, būtinai kreipkitės. Jeigu Algirdas bus užimtas, rekomenduos kažką. Tikrai galit labai smagiai praleisti laiką. Kad ir vien tik prasiplaukti. Kodėlgi ne? Va, viskas susitvarkėm. Greitai. Ir labai paprastai. Ras 2 ir pabaiga, kaip sakau. Va, dar liko baltos. Va, baltos dar liko. Hermio. Jakaujam. Kaip sakoma, du gražus prižiūrėti tvarkingi švarus laiveliai jūsų paslaugoms. O dabar sakysiu ačiū visiems už dėmesį, ačiū, kad buvot kartu ir visi, kurie pažiūrėjot video iki galo ir kuris patiko jums, kuriems jisai patiko ir buvo fainas ir norite man atsidėkoti, tai paspauskite laiką, parašykite komentarą ir užsiprenumeruokite kanalą tam, kad pamatytumėt pirmieji mano sekančius video, kurie neaišku kur bus. Matot, aš toks, tai ten, tai šiandien. Kur vėjas papūs, ten ir atsidurt galiu. Čiau, chebra.